Caritas susitiko su žiniasklaidos atstovais ir pristatė naujausio visuomenės tyrimo rezultatus. Susitikimo metu buvo pasidalinta svarbia statistika ir įžvalgomis apie visuomenės požiūrį į pagalbą bei šiandienos iššūkius. Ir šitas ne tik pamaldumas, bet ir misija yra naujai pasklidusi į visą pasaulį iš Vilniaus. Todėl taip mums yra svarbus, turi gilias šaknis ir jei keliausit bet kur pasaulyje, į katalikų bažnyčią užėjus didesnė galimybė, kad jūs atrasit tenai Dievo gailestingumo paveikslą. Tas pamaldumas visur yra iškilęs. Tai nėra tik malda, tai yra ir kvietimas daryti, vykdyti gailestingumo darbus. Ir Caritas kaip tik yra katalikų bažnyčios įrankis formalizuotai vykdyti įvairius gailestingumo darbus. Yra tie darbai visose srityse pagal poreikį visuomeniai ir tradiciškai bažnyčia rūpinasi tais, dėl kurių nepasirūpina valstybės, valdžios ir taip toliau. Kol nebuvo išplitę, tai pagarsėjo motinos Teresės iš Kalkutos darbas, ypač su živ sergančiais, pačios ligoninės ir ta sąvoka iškilo iš katalikų bažnyčios vienuolių. Tie gailestingumo darbai yra fundamentalūs mūsų tikėjime. Tai Lietuvoje situacijoje, kur yra jau labai pasikeitusi demografija per pastaruosius 25 metus ir kiekis, kurių mes turime naujai atvykstančių, iššaukia, kad ir mes atsilieptumėm į tuos poreikius. Mūsų visuomenė turi savo nusistačiusius žvilgsnį į pasaulį, kaip ir visur, bet gailestingumas kviečia, kad mes atvertumėm savo širdys, pamatytumėm šalia esančius žmonės. Gailestingumo kongreso tematika pasirinkta Statykime gailestingumo miestą. Tai nėra fizinis konkretus pastatų statymas, o tarp asmeninių, tarp žmonių santykių atstatymas. Tas sugebėjimas pamatyti, atnaujinti tą santykį su šalia esant, ištiesti ranką stokojantiems, tiems, kuriems reikia pagalbos ir jie yra labai įvairūs savo poreikiuose. Tai ir šitas tyrimas kaip tik parodo mums, kur šiandien yra tie poreikiai, bet pabrėžia tą irgi būtinumą, kad mes galėtumėm padėti ir paskatinti žmonės. Mes jau turim berods 700, ar taikom į 700 savanorių tik tai dėl gailestingumo kongreso. Tas savanorystės veikimas irgi mums Carite yra labai svarbus, kad žmonės kreiptų savo pastangas, pagalbą kitiems. Ir pabrėžtinai, kad tas pastebėjimas kitų, išėjimas padėti kitiems turi nepaprastai didelį gydomąjį efektą tiem patiems žmonėm, kur savanoriauja. Tai šitą žinią norėtumėm paskleisti, kad paskatinti tų gailestingumo darbų darymo, paskatinti tarp asmeninių santykių atstatymo ir padidinti gailestingumo darbus. Tai yra Carito misija, tai yra ir katalikų bažnyčios misija. Caritas nėra kažkoks izoliuotas, bet visi katalikų bažnyčios nariai yra kviečiami tame dalyvauti. Galim sakyti, kad Caritas su kitom pagalbos organizacijom, ypač bažnyčioje, vykdo šitas veiklas ir tokiu būdu vykdo tą misiją, skatina. Tai trumpalaikis tas mūsų dabar 2 mėnesių sprintas yra tą žinią paskleisti apie gailestingumo darbus, bet tas neužsibaigs su kongresu ir Caritas toliau ir tęs tą darbą bažnyčioje ir mūsų parapijose ir tikiuosi tarp visų. Vieną akimirką, tarsi eilinį rytą jūs atsibundate
ir pamatote, kad esate ligoninėje, nėra artimųjų šalia. O galbūt prabundate gatvėje be namų. O galbūt prabundate su kuprine, ieškantys saugesnės vietos, kur prisiglausti. Ir čia vedu į klausimą, kuriame tokiame kailyje jūs labiausiai nenorėtumėte atsidurti. Ir šį asmenišką tokį klausimą mes šiais metais uždavėme daugiau negu 1000 žmonių, klausdami jų apie tai, kas labiausiai baugina tokiose situacijose. Ir šiandien mes Caritas norime pasidalinti ne tik tai skaičiais, bet kas už tų skaičių slypi ir ką tai reiškia mūsų kasdienybėje ir ką mes ketiname tikriausiai su tais skaičiais daryti toliau. Ir ši apklausa yra reprezentatyvi, buvo apklausta 1014 respondentų iš visos Lietuvos. Ir šio tyrimo siekiame sužinoti, kokiose situacijose žmonės labiausiai nenorėtų atsidurti, kurios situacijos labiausiai juos baugina. Taip pat siekiame sužinoti apie tai, kam žmonės yra apsisprendę padėti, remti, kas jiem yra priimtina, kam ne, kam manytų, kad nereikia pagalbos. Ir taip pat siekiame įžvelgti tokį ryšį tarp to, kas mane labiausiai baugina ir tarp to, kam aš esu linkęs padėti, kokiom pažeidžiamom visuomenės grupėm. Ir keletas tokių akcentų, ką šitas tyrimas mums atskleidė, jūs su išsame informacija galėsite susipažinti viso tyrimo, bet tai, kad 54% Lietuvos gyventojų labiausiai bijo tapti ligoniu. Ir čia turbūt nėra toks neįstebinantis skaičius, tai yra toks, tai, kas žmonės baugina. Šiek tiek 1% mažiau, 53 bijo tapti benamiu ir trečioje vietoje mes turime negalios baimę, kurią kaip didžiausia paminėjo 41% respondentų. Karo pabėgėlio situacijos šiai dienai baugina kas trečią žmogų, o priklausomybės ištikimas toks ir situacija kas ketvirtą. Ir vienas iš tokių mums galbūt atradimų ir sąsajų yra apie tai, kad tas baiminimasis tapti kažkuo jis yra toks pakankamai universalus. Tai reiškia, kad netgi šeimos, žiūrint, kurių pajamos viršia 2400 eurų, labiausiai bijo benamystės, o tie, kurių pajamos yra mažesnės, taip pat labiausiai baiminasi tapti ligoniu arba išgyventi irgi benamystę. Ir tai rodo, kad baimė vis dėlto atsidurti tose visuomenės, tokiuose paraštėse, pakraščiuose, jinai iš esmės nepaisant mūsų pragyvenimo lygmens ar skirtumų, jinai yra panaši. Tai reiškia, mes turime ne kiek tų skirtumų, bet panašumo tokiuose dalykuose, kur galime atsidurti, nepaisant to, kur dabar esame. Ir kitas dalykas, kad tas baiminimasis, jisai skatina veikti. Ir nepalieka žmogaus abejingo. Ir kai mes klausime, kam asmeniškai jūs būtumėt linkę padėti, tai iš esmės vertinam tos atsakymus kaip tokius viltingus. Apie tai, kad 52% žmonių skirtų paramą ligoniams, 41% skirtų žmonėms su negale, kiek daugiau nei ketvirtadalis žmonių skirtų karo pabėgėliams, taip pat panašiai ir benamystę patiriantiems žmonėms. Ir čia, sakyčiau, yra tikrai svarbu, kad esame neabejingi ir aš kaip pavyzdį paminėčiau benamystės patirtį žmonių, kad tie žmonės, kurie yra gatvėje, dažniausiai pamini, kas jiem yra sunkiausia, tai pamini tai, kad jie jaučiasi tokie nematomi, kad žmonės praeidami neturi jokių kontaktų, kad stengiasi taip praeiti tarsi nežiūrėdami. Tačiau mums šita apklausa ir tyrimas parodo, kad bent kas ketvirtas žmogus vis dėlto mato ir turi tą nuostatą, kad reikia šitiem žmonėms padėti. Tačiau yra ir tokia kita pusė, kai mes klausėme apie tai, o kam nebūtumėt linkę skirti paramos, tai čia turime tokį gan didelį procentą, 35% žmonių, kurie nurodė, kad mažiausiai verta padėti nelegaliems migrantams. Tai iš esmės tai tokiai temai, kuri tikrai yra ateinantis, tai yra žmonės, kurie atkeliauja pas mus ir tai tikrai bus tokia mūsų ateities ir dabarties ir ateities sritis. O 23% žmonių teigia, kad kenčiantiems nuo priklausomybių mažiausiai būtų verta padėti. Tai irgi toks atrodo žmonių, kad tarsi yra verta palikti tos žmonės pačius doroti su tuo, kame yra. Ir tai tarsi gal toks pamąstymas, bet apie tą tokią empatiją ir empatijos ribas, į ką mes linkę taip jautriau žiūrėti, į ką šiek tiek mažiau. Mums kaip Caritui vienas iš tokių tikrai viltingų ir svarbių skaičių, tai yra 17% respondentų pasakė, jog visiems reikia padėti.
Tai tikriausiai atspindi tą ir mūsų nuostatą, kad mes tų žmonių nerūšiuojam, kad matom, kad tose iššūkio, skausmo, kančios situacijose, kurios žmonės ištinka, kad vis dėlto verti padėti, nepaisant net dėl aplinkybių, dėl ko jie papuolė į tai. Ir mums tai teikia vilties, kad yra vertinamas žmogus nepaisant įvairių tų iššūkių, problemų ar kitų dalykų, kuriuose jis yra atsidūręs, kad vis dėlto yra vertas žmogus pagalbos. O ką žmonės daro realybėje? Ne vieną mes klausėme, kam būtų linkę padėti ir kitą klausėme, kam esate padėję. Tai 26% jau yra skyrę paramą ligonėms, taip pat karo pabėgėliams. Ir viena iš tokių man svarbių gal įžvalgų yra ta sąsaja tarp to, kad ko labiausiai patys žmonės baiminasi, kur atsidurti kokioj sudėtingoj situacijai, kad realiai padeda šiek tiek daugiau. Tai pavyzdžiui, bijantis tapti karo pabėgėliais, iš jų 40% jau padėjo karo pabėgėliams. O trečdalis bijantis, baiminantis tapti ligonėms jau yra padėję ligonėms. Tai reiškia, toks yra paskatinimas, ko aš baiminuosi, kad yra paskatinimas padėti. Ir iš čia keliame tokią savo kaip nuomonę versiją apie tai, kad vis dėlto ta baimė, jinai skatina veikti ir tai yra mums irgi apie tokią vilties ir gailestingumo žinia. Ką karitui tai reiškia visi šitie skaičiai, kuris tikrai jau 100 metų Lietuvoje eina į tas vargo situacijas, akis į akį susiduria būtent su tomis situacijomis, kuriuose žmonės labiausiai bijo atsidurti. Mes kasdien sutinkame žmonės, kurie yra ligoti, kurie patiria benamystę, kurie yra atvykę migrantai, karo pabėgėliai, žmonės su negale ir visi kiti, tai mes jų nepaliekam, mes esame šalia jų. Ir tikimės, kad šita apklausa mums padės kurti tikslingesnės pagalbos priemonės. Mūsų tikslas irgi yra atpažinti tos poreikius, kur labiausiai yra reikalinga atliepti ir tenai prisidėti prie pagalbos. Taip pat vilėmės, kad tai padės mažinti stigmas, kalbėti apie tas jautres, pažeidžiamas žmonių grupės, kalbėti drąsiai, kad tai yra šalia mūsų, nes labai svarbus yra visuomenės įsitraukimas į integracijos procesus tam, kad žmogus galėtų keistis, kilti iš tos situacijos, kuriuose yra. Ir taip pat vilėmės, kad padės mums telkti visuomenę konkretiems gailestingumo darbams, kad padės išeiti tą tokį veiksmą. Ir visų apskritai visuomenės ir visų mūsų ir jūsų ta pagalba per savanorystę, per aukojimą, per informacijos sklaidą, per prisidėjimą, per 1,2 gyventojų pajamų mokesčio skyrimą, tai iš esmės prisideda prie to, kad galėtų tiesiogiai keisti žmonių gyvenimą. Ir šiandien kviečiu tiek visus jūs ir mus iš esmės paversti savo baiminimusis tam tikrų veiksmų. Tai reiškia ištiesti ranką tiems, kurios labiausiai reikia. Ir dėkoju visiems, kurie dalyvavo apklausoje, dėkoju Baltijos tyrimams, kurie padėjo mums šios skaičius paversti skaičiais ir procentais. Ir dėkoju jums visiems, kad esate čia ir skleidžiate tą jautrinimo žinią. Mėly kolegos, tikrai ačiū labai už kvietimą, gerbiami direktoriai, kolegos, ačiū tikrai tyrimo atlikusiai organizacijai. Mėly kolegos, tai yra unikalus tyrimas, aš pradžioje net buvau šiek tiek suglumintas, kadangi jis toks netipinis, kažkokios baimės, toks, nežinau, jeigu jums teko kada pildyti kokios nors tokias gilesnės, reiškia, savianalizės anketas, tai mums tokie klausimai bjaurūs. Apie tokius dalykus kaip godumas, pavydas ir mes lyg tai norim brauti, kad neturim, bet žinom, kad turim. Tai kažkas tokio, ne? Tai šitas tyrimas yra toks, aš nežinau, ar yra kur nors, ar turėjot kokių panašių tokių, reiškia, Lietuvoje turbūt neturėjote, ne? Vertybinius, taip, bet toks, kad ta baimė, jinai tokia irgi viduj. Tai tam reikės, gerai. Tai aš žinau, kad laiko daug neturim. Tai, mėly kolegos, kur yra tas unikalumas, kurį aš pastebėjau, bet jau daug ką direktoriui pasakė. Aš akcentuosiu gal tada 3-4 punktus, gerai, o tada, jeigu bus įdomu, galėsim pratęsti arba kolegos kažką papildys. Pažiūrėkit, pirmas tai labai įdomus, pavyzdžiui, nuosekliai gal paimsiu, kaip pažymėjau, tai pavyzdžiui, negalios baimė. Taip? Kas labiausiai, aišku, pats dabar kiekvienas galėtų atsakyti savo, kaip pažymėtų, bet suprantama, kad bijom. Bet problema yra kokia, kas labiausiai pažymėjo negalios baimė. Labiausiai pažymėjo jaunimas ir, aišku, vyresnio amžiaus žmonės. Tai skirtingos grupės. Jaunimas kodėl? Kadangi, aišku, jaunimas idealizuoja sveikatą ir laisvę. Negalė tai, aišku, yra sveikatos trūkumas ir laisvės apribojimas. O vyresnio amžiaus žmonės visiškai opposite. Jie todėl, kad jie jau arba turėjo tam tikras problemas, vis tiek su amžiumi, taip, kai kurie ypač, kur pasyviau gyvena. Ir, aišku, jau mato savo tokią perspektyvą. Bet kur įdomiausia, kad klysta ir vieni, ir kiti.
Jaunimas klysta kodėl? Kadangi idealizuoja sveikatą. Ir nesveikatą priima kaip nelaimė. Kai faktiškai tai negerai, tai yra norma. Gali būti sveikata, gali būti nesveikata. Aišku, mes rūpinamtis, kad būtų sveikais. Tai faktiškai negerai, toks bukas idealizavimas ir dažnai sugadina gyvenimą žmonėms, jeigu kas nors atsitinka. Todėl mes turim ir savižudybės, bet čia kraštutinė forma. Bet čia įdomus labai fenomenas. Aišku, čia turi klausyti mokykla. What are they doing? Ar daroma ten, ar gražinama reiškia tas objektyvumas, santykių su gyvenimu, ypač jauniems žmonėms. Na, aišku, vaikams mūsų ir panašiai. Kad suteiktumėm, kad problema nėra išėjimas iš gyvenimo. Tai yra žingsnis. Kažkada gali pasikeisti, Jobo istoriją galim prisiminti, ne? Nu, gerai, daug gerų istorijų yra. Mėly kolegos, iš kitos pusės vyresnio amžiaus žmonės. Vyresnio amžiaus žmonės kodėl klysta? Kodėl jie projektuoja savo perspektyvą, jeigu jau sveikata pažeista, veda į negalę. Būna skuba, mes žinom, čia nėra socialinės apsaugos ministerijos darbuotojų, kad šiek tiek žmonės piknaudžiauja formindami neįgalumą. O po to, kai formina neįgalumą, turi vaidinti neįgaliosius. Tokiu būdu įsivaizduojat, kas vyksta. Aišku, reikia visą šitą giliau ištirti galim, bet iš to, ką mes matom, šitas tyrimas, tikrai, man atrodo, žinau, kaip kolegos pasakys, bet lietuviai dar yra pakankamai sąžiningi respondentai. Pas mūsų, jeigu daug, neturėsi laiko visko pasakyti, bet jų atsakymai yra, net per sąžiningi, aš manau. Pažiūrėkite gerai, aš einu toliau, buvo čia daug, bet supraskite, kad reiškia dėl vyresnio amžiaus žmonės, problema yra ta, kad aišku, vėl reikia mokyti pozityvumo, o ne stiprinti išmokto bėgiškumo apraiškas, kas faktiškai rodo ir tyrimas, todėl ir toks yra. Net jeigu jau turi tokią lygą ir tai neprojekto kaip negalę, o projekto kelionę kažkokią, savanoriavimą reiškia, vizitą į šventas vietas ir panašiai, kas ten tau gali padėti. Bet tokiu būdu visiškai, negera nuostata ir jaunai grupiai, ir vyresniai grupiai, ir šitas tyrimas, įdomiai, labai unikaliai atskleidė. Kitas punktas dar įdomesnis, mėly kolegos. Žiūrėkite, jau buvo direktorius pasakyta, įsivaizduojate, priklausomybė bijo 25%, ketvirtadalis žmonių bijo, suvokia šitą, nenori. O padėti žmogui tokiai situacijai sutinka tik 7%. Tai įsivaizduojate, kodėl, kadangi irgi direktorius buvo pasakyta, kadangi patys kalti. Tai įsivaizduojat, kokią priešpriešą, kodėl jie tą bijo ir kas bijo labiausiai? Jaunimas, vadovai. Tai aišku, tos grupės, kurios faktiškai turi riziką, arba jau paragavo, reiškia to, kas gali būti priklausomybė, arba turi galimybę tą padaryti. Tai aišku, jie objektyviai šitą vertina, todėl tikrai normalu, kad jų procentai didesni. Bet padėti kitam, matot, koks reiklumas, kito atžvilgių, netolerancija, reiškia, kitam smerkimas, o tikrai labai daug vėl grįžtų į mokyklos, reiškia, tą lygmenį. O iš kitos pusės, mėly kolegos, ypač dabartiniai mūsų Europoje, labai delikatus klausimas. Ką dabar aš kalbu? Aš kalbu, kad reikia didinti toleranciją. Gerbti tokią padėtį, kuri yra nepriklausomybė ir panašiai. Bet, gerbiamas arkivyskupė, ar tokiu būdu mes nenormalizuosim asocialaus elgesio? Kur yra riba? Aišku, mes nespėsim atsakyti, čia mes trumpai, čia reikia naują studiją rašyti. Kur yra riba tarp tolerancijos, girtuokliavimo, priklausomybės? Matot, jos nėra, tolerancijos nėra, žmonės supranta, kad yra blogis. Suprantate? Bet mes galim sakyti, reikia tolerancijos. Taip, į vakarų kultūrą žinote, kad alkoholizmas yra lyga, ne? Ir taip pripažįstama, ir ten negalima viešai pasakyti, pavyzdžiui, Švedijoje tikrai, tą ką žinau gerai. Tai ką daryti? Jeigu mes didinsim toleranciją, tai dabar mes galim pasakyti, kaip tik bažnyčios hierarchas pasakys, mes normalizuojam asocialų elgesį. Ir mes daug tokių formų galim atrasti. Tai aš čia nededu tašką, aš tik sakau, kad tyrimas atskleidė, mes turim įrodymus. Viską, kam įdomu, gilinkitės, žiūrėkit, bet mane tai nustebino. Tas pats santykis su nelegaliais migrantais. Aišku, suvokiama, kad jis nelegalus migrantas, jiems mažiausiai, tik 2% padėtų. Tai faktiškai statistinė klaida, ne? Beveik nieks nepadėtų. Tai realiai, mėly kolegos, vėl tą reiškia pačio kalties smerkimas. Bet tam reikalas buvo, mes smerkiam, tai asocialus elgesys. Ir kaip norma, tai yra norma ir mes daugelis tą palaiko. Bet, sakau, atsakymas labai sudėtingas, faktiškai traktatus galima rašyti, o mes turim įrodymus, kad tai veikia Lietuva labai sąžininga tauta. Mėly kolegos, ir dar porą punktų, kad jau labai nepiknaudžiauti, aš daugiau jų turiu, bet pasakysiu porą tokių įdomesnių, kurių sakot, taip, revoliucingų pavadinau, reiškia, įsivaizduojate mūsų respondentų pažymėtą fenomeną,
kad labiausiai tų visų baimių bijo turtingiausi, labiausiai aprūpinti žmonės. Įsivaizduojat, kaip įdomu. Kodėl man čia, pavyzdžiui, šitas fenomenas super įdomus? Kadangi, kai mes ruošiam mokesčių reformą, o dabar, kuri dabar padaryta, šiek tiek anksčiau, norėdami, reiškia, sustiprinti savo, reiškia, gynybos fondą, aš ir sakiau, kad darykim taip, kad labiausiai prisidėtų tie, kurie labiausiai rizikuoja, tie, kurie daugiausiai turi, bet jie ir labiausiai bijo. Bet ne, mes padarėm skait, taip mokam mes visi. Faktiškai, kurie turi mažiau, mokam daugiausiai. Pavyzdžiui, už būsto draudimą moka 10%, nors jūs galite ribinės pajamos. Tai matot, kaip viskas padaryta negerai. Taip pat ir ardoma visuomenė. Aišku, kad jeigu jau gynyba, tai pirmiausia reikia, kad aukotų žmonės, kurie labiausiai nukentės, kurie turi daug nuosavybės, kurie būstai brangesni. Taip, jeigu ten kokia jūsų mama turi 2 kambarių, negražu sakyti, bet ir prie okupantų, ir be okupantų jinai tos 2 kambarius turės ir piščiom vaikščios į 5 aukštą. Taip yra. Todėl nenoriu pasakyti nieko blogo. Bet aišku, jeigu įdėtume daugiau solidarumo, daugiau suvokimo, tai sistema būtų žymiai efektyvesnė. Taip, mes dabar surinkom tos pinigus. Faktiškai surinkom pinigus ir iš tų, kurie turi vidutiniškai ar mažai. O atpiginom brangaus būsto apmokestinimą, net atpiginom, o padarė reformą. Tai patys bijo labiausiai, o prisidėti nenori. Suprantate? Tai čia super įdomus tas tyrimas. Ir ten labai gerai, po to aš parašiau, net papildomai paskaičiavom tas, reiškia, finansinės grupės, per visas baimės pirmiausia eina, ten, smulkus yra tokie, bet iš principo visur dominuoja ta labiausiai aprūpinta, reiškia, domino grupė, kadangi aišku, jie bijo, kadangi jie jaučia, kad jie praras, taip, jie bijo prarasti, reiškia, ne pati situacijos baimina, o savo turimo statuso kokybės praradimas jos baimina. Gerai, tai čia vienas super įdomus dalykas, tikrai tokių tyrimų, tokių pastebėjimų nemažai kur matėm ir jie paranormalumą, kad jiems reikia suvokti ir jie sutiktų sumokėti. Jiegi žino, kad jie labiausiai nukentės. Bet jeigu leidžiam nemokėti, aišku, jie nemokės. Bet čia kas kaltas, aišku, kaltas tas, kuris sprendžia. Gerai, ir dar vienas gal punktas, kad jau tikrai 2 nepasakysiu. Labai įdomus dalykas yra, kad nemažai žmonių, daugiau negu statistinė klaida, ten 10% pažymėjo, kad bijo senatvės. Bet keista, ne? Senatvė yra neišvengiama. Kaip galima bijoti neišvengiamo? Egzamino nereikia bijoti, egzamino reikia ruoštis. Nuo to vaikų, ypač merginų, sako, kad bijo egzaminų, stresuoja, ne? Negerai. Kur yra mūsų emocinė branda? Kur yra mokykla? Kur yra šeima? Faktiškai pamiršti reikia, faktiškai reikia keisti visiškai diplomo turinį. Kas iš to dabar prisiminkit? Dar jūs jaunesni žmonės, gal prisimint Boilio Marioto dėsnį? Čia iš mokyklos. Prisimint, Mendelio dėsnį? Labai padėjo gyvenime? O baimių valdymas, baimių pavydo valdymas. Dieve mano, kokie būtų, jeigu man kas atskleistų moters grožį, kai man buvo 18-25, nieks to nepasakė, kad tai yra visai kita kokybė. Aš mačiau, kad kitaip. Tai vienu žodžiu, mėly kolegos, tikrai ačiū už tyrimą, ačiū už kvietimą. Ačiū. Tai vis tiek gal tiek trumpai jau. Aš vis dėlto, profesoriau, norėčiau apie 33%, nes tai yra kas trečias, bijo karo pabėgėlio dalio. Buvo čia, bet jau nenorėjau sakyti. Pasakyti, gerai. Apie tai, jauni žmonės bijo baimės. Taip. Mėly kolegos, mano nuomonė, kad tikrai ta baimė yra pas mus dabar labai suaktualizuota, ne? Ir jeigu tyrimas būtų 18-19 metais, net iki pandemijos, jau pandemija jau padidino mūsų jautrumą. Jau tada būtų gal procentai, bet dar 50-50. Bet jau po karo Ukrainoje, kai mes matom, ir iš principo, mėly kolegos, tokiuose tyrimuose, turbūt irgi kolegos gal patvirtins, ko žmonės geriau pažįsta fenomeną, to jie yra jautresni. Tai tokiu būdu, aišku, šiandien, reiškia, tas yra kas trečias žmogus, kadangi jie mato, girdi, daug kas prisideda, kaip čia direktorė sakė, ir tas yra aišku, kad mums labai, bet aktualus klausimas. Iš kitos pusės pažymėjau, kad pagrindinė našta ir tas vėl tyrimas atskleidė, kad moteris labiausiai šitą akcentuoja. Ir mūsų nuomonė todėl, kad moteris 3 kart kenčia, galima sakyti 3 kart ar labiau, bet 3 kart kenčia nuo to pabėgėlio statuso. Pirma, kenčia, kad turi palikti artimą žmogų, vyrą, ten draugą, ar ką tai, kaip moteris. Dažniausiai, reiškia, po to jiems tenka pagrindinė našta rūpintis, reiškia, pabėgimui, ypač jeigu su vaikais, kadangi dažniausiai bėga su vaikais, kiti gali pasilieka. Ir aišku, trečia, tai palieka tą, ką palieka visi kiti, tai yra savo statusą, savo karjerą, savo, reiškia, sąlygas, gyvenimo kokybė. Tai tikrai, aš manau, irgi, ir šitas elementas yra visai
gerai atspindėtas ir charakterizuoja ir mūsų visuomenę, ir charakterizuoja visas tas įtampas, kurios atsiranda dėl vieno ar kito, ar vienos ar kitos socialinės destrukcijos. Tai dar kartą ačiū labai. Tai aš gal trumpai, aš apie tuos namus, tai mes veikiam 30 metų. Čia esame įsikūrę 3 metus, bet čia motinos ir vaiko namai įkurti 96 metais. Tai namai, kuriuose teikiama pagalba motinoms su vaikais esantiems sudėtingose situacijose. Dabar kokios tos sudėtingos situacijos? Tai nesaikingas vartojimas arba priklausomybės, tai iš gyvenančių, gaunančių pagalbą, tai maždaug 60% moterų, tai yra arba vartojančios, arba priklausomos, pagrinde nuo alkoholio, bet yra nemažai ir nuo narkotinių medžiagų. Taip pat atėjusios iš smurtinės aplinkos, apie virš 50%, tai reiškia jos yra iš smurtinės aplinkos. Arba neturinčios įgūdžių, pirmiausia, tai tėvystės įgūdžių, tai jos gyvendamos savarankiškai negebėjo užtikrinti savo vaikams tokios saugios aplinkos, ar ne? Tai yra vaikų nepriežiūra, elementariausių bazinių poreikių netenkinimas. Tai ir gal jau kokie nuo 21 metų, tai mes teikiame pagalbą tik tais atvejais, kai vaikų teisės nustato vaiko apsaugos poreikį ir yra skiriama mamai su vaiku tokia laikinosios priežiūros priemonė įstaigoje. Tai per pastaruosius 5 metus, tai galima sakyti, kad ne savo norų moteris čia gyvena, o yra įpareigotos gyventi ir priimti pagalbą. Tai įpareigotas gyventi iki metų laiko, iki 12 mėnesių ir dirba dabar šiuo metu 9 darbuotojai, reiškia yra socialiniai darbuotojai, yra psichologas, yra individualios priežiūros darbuotojai. Turime daug savanorių per metus, tai pernai vien turėjome 90 savanorių, iš jų 65 buvo ilgalaikiai. Tai yra savanoriavo 3 kartus ir, buvo 3 kartus ir daugiau. Dar atsigersiu, iškjaudinusi. Tai va, o tie savanoriai, tai reiškia savanoriai įvairiausi. Mes turim priklausomybių konsultantų, mes turim meno terapeutų, muzikos terapeutų, mes turim vaikų, reiškia, kolegės veda pozityvios tėvystės mokymus, čia ant lentos, ant tos sienos, ar negalit matyti vieno užsiėmimo medžiagą. Reiškia, 2 kartus per metus vyksta tokie ciklai pozityvios tėvystės mokymų, kurie čia gyvenančiom mamom ir tuo metu, kai vyksta mokymai mamoms, tai vaikus prižiūri savanoriai. Tai su savanoriu per metus irgi turėjome daug žmonių įsipareigojusių vienaip arba kitaip mums padėti. Tai dabar apie tą kasdieną mūsų, tai kai mes su kolegiam kalbame tarpusavį, tai mūsų siekis, kad moterų gyvenimuose įvyktų pokyčiai. Pokyčiams žinome, kad reikia daug laiko. Tie metai, tai kai žmogus čia ateina, tai visom atrodo čia tiek daug laiko, reiškia 12 mėnesių, kaip čia reikės. Bet paskui praeina tie metai ir pasirodo, kad dar mažai to laiko. Ypač, pavyzdžiui, jeigu yra su vartojimu, jeigu su priklausomybėm, tai dažnai mums reikia nukeliauti netrumpą kelią, kartais ten net buvo ir 8 mėnesiai ar 9, kai žmogus tik pripažintų, kad aš turiu problemą. Nes įprastai, jeigu žmogus ne savo norų čia atėjęs, ar ne, taip, sakykime, ne visai ne savo norų, yra 2 pasirinkimai. Arba tu ateini į krizių centrą, ar ne, ir gyveni krizių centre, arba tavo vaikams skiriama laikinoji globa. Tai čia toks, tas savo norų, taip, tokio situacijai. Tai dažnai, kaip ir sakiau, ar ne, dažnai reikia laiko, kad žmogus norėtų priimti pagalbą. Dažniausiai, jeigu ir su vartojimo problema ir mes, gaunam dokumentus ir matom ten, kiek ten tų promilių buvo, ar ne, ir ne kartą, bet dažniausiai žmogus neįgime. Jis sako, ne, šitai netičiukas vieną kartą, ir tikrai ne kartą turim ne vieną atvejį, kai po kokio 8 ar 9 mėnesių, moteris sako, aš pasirodo turiu problemą. Ir tai reikėjo nukeliauti kokius 9 mėnesius, ar kiek žmogus sakė, taip, aš turiu vartojimo problemą. Tada jau mes galim, nukreipti kažkokias reabilitacijas ar panašiai. Tai ta diena mūsų įvairi, kiekvieno dienoj daug kovos, daug daug kovos ir, kai aš sakau, tokio tikėjimo žmogumi, kad tokio nesmerkimo, jeigu aš žinau, kad, pavyzdžiui, mama paliko 5 vaikus ir 5 jinai neaugina, tai tikėjimo, kad 6 galbūt jinai augins.
Tai tokio, nes kitaip, patikėti, kad gal šį kartą pasiseks. Tai apie tuos tokius pokyčius, gal visuomenė toks lūkestis, kad po tų metų ateis kitas visai žmogus, žinai, šast ir čia kita moteris, tobula, kartais mums skambina ir, pavyzdžiui, dėl kažkokios paramos, ar ne, nori paremti ir sako taip, bet aš vartojančius nenoriu paremti, benamės nenoriu paremti, sakau, tada jūs nieko neparemsit, nes pas mus arba vartojančius, arba tas, tai žinai, žmonių įsivaizdavimas kažkaip kitoks. Tai apie tos pokyčius. Kartais, tai reiškia, sakiau, jeigu taip pat dabar jau kelinti, antri metai, gal turime, reiškia, gyvenančią moteris nuo naujagimio iki 18 metų, iki 17 metų su vaikais. Ar ne, dabar, pavyzdžiui, šiuo metu, tai turim 10 mamų, 15 vaikų, jauniausiam 3 savaitės tik atvažiavo, irgi, pavyzdžiui, vaikas su abstinencija gimęs jau, ne, nes mama vartoja. Tai, o vyriausiam 17 metų. Tai dabar jau pabečiau mintį, ką norėjau pasakyti. Lėliukus maudot, paauglius lydyti mokyklą ir pastebėt vieną tendenciją dėl mokyklų. Jo, dėl mokyklų. Tai va, dėl mokinių, tai irgi, pavyzdžiui, dabar turim kažkur virš 40% vaikų, mokyklinio amžiaus vaikų, kurie praktiškai pagrindinė problema mokyklos nelankymas. Bet kaip aš sakau, ne pati problema mokyklos nelankymas, bet problema, kad mama nemato problemos, kad vaikas nelanko mokyklos. Ir, pavyzdžiui, vaikui ne tai, kad jam ne 16 metų, jam 11 metų, 12, pas mus yra 11-12 metų vaikai, kurie jau 2 metus nelanko mokyklos. Reiškia, toks iššūkis. Bet esat gavę laišką, čia pačiai pabaigai. Ai, tokie, žinai, ne. Jo, turėjom, gal jau Ieva neskubina, žinai, gal paskui, kai vedžiosi, daugiau papasakosiu, žinai. Tai va, tai apie tuos pokyčius. Tai aš sakau, kai džiaugiamės mažais ir dideliais pokyčiais, tai turėjom paauglę prieš porą metų, 13 metų paauglę, kur, žinot, kai vilkiukas užsidarydavo kambarį ir neišeidavo, net, reiškia, tik į tualetą išbėgdavo ir valgydavo kambarį, reiškia, ir mokyklos nelankė, tai mes tada lydėdavom ją, iš tikrųjų darbuotojai ir savanoriai, ir mokyklos direktorius sakė, ne, čia be reikalo, čia tas Karitas taip stengiasi, nieko čia iš tos mergaitės neišėjo, žinai. Ir va, praėjo metai laiko, gal metai tokio intensyvaus darbo ir darbuotojų ir savanorių. Ir ką jūs galvojate, dabar gaunam, jinai atsiuntė pagyrimų raštą iš mokyklos, iš 7 klasės, reiškia, už gerą mokymąsi ir pamokų lankomumą. Tai va, iš to vaiko, kuris nelankė mokyklos ir, žinot, gauti tokią žinią, tai mums atrodo, kad įvyko labai didelis pokytis. Bet čia jau apie tos tokius labai gražius pokyčius. Ačiū, Vida. Vienas dalykas, kuris įstrigo iš šitos apklausos, ar įdomus, ar netikėtas, ar tiesiog buvo įdomu? Na, sakykime, daug kas įdomu, nes turbūt pirmą kartą buvo toks aspektas, kad ne tik klausim apie tai, kam tu norėtum padėti arba kam nereikėtų, bet ir būtent žmogus bandė, kitaip sakant, įlipti į tos kitos grupės batus ir pasakyti, į kokią padėtį tu nenorėtum patekti. Šitas labai retai klausimas. Kitaip sakant, tas empatiškumo galbūt aspektas, kurio labai reikia. Ir kartais taip, gal yra stereotipai, gal yra tam tikros etiketės, kai pagalvoju, arba žmogus nesusimasto. Ta pati reakcija į nelegalius imigrantus. Dabar pažiūrėkime savo istoriją. Pirmas pasaulinis karas, antras, aišku, mes jo neatsimenam, bet žinom iš giminės, iš savo prosenelių ir kitų, kokia dalis tautos buvo nelegalūs imigrantai Amerikoje, Britanijoje arba kitose šalyse, reiškia, ir ne tik karo pabėgėliai. Buvo ir ekonominiai pabėgėliai nuo 20 amžiaus pradžios. Iki įstojimo į Europos Sąjungą, visai neseniai, jau jeigu ne paties jaunimo, tai bent jau jų tėvų karta, kiek dirbo fabrikuose, žemės ūkio laukuose, Ispanijoje, Britanijoje, kaip nelegalūs imigrantai. Apie tai nepagalvojam, kai dedam tokią etiketę, kalbėdami apie nelegalius imigrantus, kurie atvyksta čia. Skirtumo didelio nėra, bet čia yra jau tam tikra stigmatizacija, galbūt kažkiek ir viešoje erdvėje tos etiketės dedamos, kad jie tarsi prilyginami nusikaltėliams. O neįsigilinant į situaciją, kad gal tavo tėvas, motina arba tu pats gimei tokioj pat šeimoje, kur nors Britanijoje. Tai va šitas truputį taip, ne tai, kad nustebino, bet verčia atkreipti dėmesį. Kitas dalykas, galbūt galvojant apie kitas grupės, kaip tie patys nuteistieji. Vėlgi, yra tam tikra etiketė.
neskiriant už ką, kiek tas žmogus pavojingas ir pagaliau jam grįžus iš įkalinimo vietos ar kitos. O tai jeigu visų aplinkinių nuostata yra tokia neigiama, tai didelė tikimybė, kad mes patys jį stumėm atgal. Nes jis negali integruotis ir įsitvirtinti, jeigu visų aplinkinių reakcija yra tokia pirštais badant. Tai tokio galbūt stereotipų, netolerancijos ir didelė prasme, turbūt informacijos viešojoje erdvėje poveikis irgi yra labai didelis, dar kartą pasitvirtino, kad mąstom dažnai štampais.